Šiais metais stovykloje pirmą kartą nuskambėjo žodis gentis. Nepamenu, kas jį pirmą kartą ištarė, tačiau greitai pasigavo ir kiti stovyklos dalyviai ir netrukus tapo mūsų bendruomenės apibūdinimu. Bendruomenės, kuri palaiko savo narius, kuri vieni kitiems siunčia meilę, padrąsinimą, atvirumą ir dalijasi savo patirtimi. Yra nepaprastai malonu išvysti tos pačius veidus, tačiau mes labai džiaugiamės galėdami priimti į savo tarpą ir naujus žmonės. Astropsichologijos instituto stovykla – tai tokia maitinanti dirva nuostabiems besiskleidžiantiems žiedams, kūrybiškoms, mylimoms, o kartais vienišoms, kartais gaivališkoms, kartais neįvertintoms sieloms. Ir vėl vienose psichoterapijos grupėse grįžtama į sunkius vaikystės ar jaunystės nusivylimus, kitose skamba juokas, o dar kitose grupėse išmokstama atvirumo ir bendravimo lengvumo. O aš galiu valandėlę pailsėti, nes grupinės terapijas jau veda instituto absolventės. Galiu pasidžiaugti Jūratės, Linos, Oksanos profesionalumu, gražiais raminančiais balsais ir jų sugebėjimu atverti žmonės. Paskaitos labai greitai virsta diskusijomis, o centre liepsnojantis laužas tarsi išvalo bet kokias negatyvias mintis ir emocijas. O ko neišdegina ugnis, tą savo gaivumu nuplauna upės vanduo. Suaugusios moteris tarsi mostelėjos burtininko lazdele virsta mažomis žaismingomis mergaitėmis ir vėl skamba juokas ir klegesys. Be abejo, gerai nuotaikai pakelti mes naudojame savo slaptąjį ginklą, savo virtuvės šefus Lolitą ir Valerijų, kurių paruoštas maistas nepaliko nei vieno abejingo. O Lolitos humoras ir rūpinimasis visais prilipdė jai naują pravardę – mama. Rytas nieką mažiau žavus nei vakaras. Zumba, vedama linksmuolio Dovydo, išjudina tiek jaunus, tiek vyresnius. Geros nuotaikos užtaisas pakraunama visai dienai. Energetiniai zumbos ritmai išblaško net besikaupančius debesis. Na ir kaipgi gali būti kitaip? Čiagi susirinkę nepaprasti žmonės. Skambant Tibeto dubenims, Kristina pakviečia į giluminę transcendentinę kelionę į save. Kai kam ši kelionė – tai pirmoji vibracijų ir kosminio rezonanso patirtis. Paskaitas, praktinius užsiėmimus, diskusijas ir terapijas vėl keičia dinaminė meditacija, suteikdama naują energetinį užtaisą. Saturno ir Marso poveikis vėl sustiprina mūsų ištvermę ir gerą valią. Netikėtas Richardo pareiškimas apie savo projektų pristatymą kai kam įvaro nemažai scenos baimės ir sukelia diskomfortą. Tačiau pastelkę humorą žmonės pasijaučia didvyriais su nepaprastumu, lengvumu įveikia jiems mestus iššūkius. Kaip gera pajusti didžiulę potenciją ir galimybės, slypinčias kiekvieno mūsų viduje. Net pasibaigus stovyklai dar ilgai tęsiasi dalyvių susirašinėjimas čiate. Vieni dalyviai gailisi, kad taip greit pralėkė 3 metai Astropsichologijos institute, kiti džiaugiasi, kad dar yra tik antrame kurse ir jų laukia nuostabus kupini netikėtumų ir atradimų metai. Tačiau visi yra įsitikinę, kad dar ne kartą susitiksime Astropsichologijos instituto stovyklose.